Prieš kelias dienas pamačiau vieną labai gerą video apie tai, kodėl kai kurie žmonės iš tavo pažįstamos aplinkos nespaudžia laikų prie tavo socturinio. Noriu tą mintimi pasidalinti ir su tavimi. Kodėl jie taip elgiasi? Ne todėl, kad jie nemato. Jie mato, skaito, žiūri, gal net ir patinka, kuo daliniesi. Bet like spaudžia toli gražu ne visi. Kodėl? Nes tai ne šiaip savo mygtukas, tai pripažinimas. O pripažinti, kad kažkas auga, eina į priekį, keičiasi, nėra lengva. Ypač tada, kai viduje jaučia, kad pats vis dar stovi vietoje. Tada tu tampi priminimu. Ir čia ne apie save. Apie tai, ką kitas vis dar atidėlioja. Ko nepabandė, ko bijo, ko jau senai norėjo, bet neišdrįso. Ir todėl tavo augimas kai kam atrodo ne įkvėpimas, o veidrodis. Ir tuomet palaikyti tampa labai sunku. Nes spausti like reiškia aš matau, aš vertinu, aš džiaugiuosi už tave. O džiaugtis iš tikro gali tik tas, kuriam viduje yra ramu. Tas, kuris pats turi savo šviesą, todėl nebijo kito šviesos. Toks žmogus moka palaikyti. Jam nereikia lenktyniauti, jis nejaučia konkurencijos. Aš mokausi tokiu būti. Pastebėti, palaikyti, ištarti gerą žodį. Nežinau, kartais vienas nuoširdus palaikymas gali pakeisti dieną, o kartais net visą gyvenimą. Jeigu žiūri šį video, ačiū tau. Už tavo matymą, už tai, kad esi. Jei šios mintis palietė, pasidalink. Gal kam nors jos bus reikalingos, kaip ir man. Siunčiu tau šviesos.